Sveiki lietuviai. Kažką spontanišką sugalvojau, kad reik pasivaikščiot. Va, matot, vėl Sakūrų parkės. Sugalvojau vakar popeit, pasižiūrėjau į telefoną. Žiūr, ka oras neblogs, nors vėjaus turėtų būti. Tai varau pasivaikščiot biškutėlį. Paganysiam savo kepins. Tai varysiu šiandien į Palongą, dviračių taku. Ir čia nu vasaras estradas, tai gausias 26 kilometrą. Į ką nepagalvotum, kad lokėlses mažin tempą savo, tai aš einu nu tuo Sakūrų parką, tai nu tos veids, da skaitykiam nunumų, tai gaunas apie 8 km iki tos, tai bendras turėtų būti kažkur tai, nu 8,26, tai bus apie 34 km. Nu tai va, susikroviau vakar kupriniok, susikroviau batarkis vis. Nu ko, nu čiuožam biškutėlį, nes paskiau da atšals mažumėlį, tai kad neužsisėdėt nu mūsų, reik biškutėlį pasilakstyti. O čia mes turėjom Garsijoje Klaipėdos, kas nežino, gaudyklį. O čia kiek mašin buvo prikrėtus, kiek. Čia net į savų ir buvę ant kur. Čia per ton vėjai trūkšt savo ir įkrėt. Nežinau, ar on čia kažkom gali padaryti, kažkom sutvarkyti ar gali, bet gaut mašins nebloga. O, gal kiek atsigrėk, kaip varys. Prikabėnam namėlį pasiimti. Mintis būtų. Mintis. Savo timpus. Užsimanai tūlik, veito. Į dušėlį, veito. Pavalgyti, veito. Na, reikės pagalvoti, tavo numerį paskombinti. Nu, va, įkėliau koją į senamistį. O, čia gražveita, Friedrich pasažas. Gaila man biškitų Klaipėdos senamiesčiaus. Atsidar krautuvį, užsidar, atsidar kavienį, užsidar. Įmiek teps, nežinau. A čia kad parkingą normalaus nėra prieiti. Bet kažką biški galėtų valdžia labiau pasirūpinti. Padėti verslininkam, kad čia judesiaus daugiau būtų. Tadam! Meridians. Man žiaurė patinka tas kruntinis sutvarkį. Ką gal šeimynas atliek pasidėti per šėltą dainėlį, labai smagi. Šaunė. O Meridian kažkada senas laikas, aš į koncertavęs buvau, bet tada uns buvau, nu, ne, dabar restorans likta ir, bet ir buvėn, kad tokiai undergroundinė visokiai, jau ten plaukas pašiauštas didžiai, ateina jau kamatuos var. Tai patikėkit, ką puns ten atrodo. Paskiau jau žiaurė pasikeitė, ką panon restauravo, ten sutvarkė, restoran padarė. Esame viena tauta, viena žemė, viena Lietuva. Mažvydą lieja. Blet, kažką aš taip nedaugit. Ton Klaipėdai šiandien reikėtų dažniau. Gražinas, tikra nebloga Klaipėdėlė atrodo. Aišku, ten anai toli gražu iki Telšių. Vis tiek sostinė ir gražiausia. Vėsas investicijas ein, Žemaitėjai, sostinė. Aišku, jokau. Leidam toliau. Turėjom Lietuvininkų aikštį.
Žemaitėje į to pusę. Buvo vis kino teatras ten. Kažką apsunkia šitam mieste einas. Ir pažiūrėti. Labai daug šviesoforų, labai daug sustojimų ir čia per einu aš kažkur valandą. Nu, ten draugėlis sutikau, čiuk sustos travom, man patinka ta programėlė. Tai aš, tai tas greits vidutinis ir tik ta ten 4-5 kilometrų, dabar 6 kilometrus esu nuėjęs bendra. Tai per valandą, nors per valandą, čia visai normaliai 6 kilometrų, visai normaliai. Sakyčiau, visai nieka. Aišku, mes čia pasaulio rekordų nežadam gerinti, mes žadam paprasčiausia pasivakščioti. Tada vasaros estrada. Bet dabar danėjus biškį aš čia klaidėlį padariau. Nu ką, klaidėlį, ne klaidėlį. Aš, kadangi spontaniškai taip sugalvojau čia varyti, nesugebėjau nuvaryti iki Bulpaveriausi pasiimti ten savo outbarą. Tai kad paskiau konvulsijais neprasidėtų. Nu, energijais trūkum, turiu įkrauti, išsokti, pasiimti vandens, turiu pasiimti kokių nors hematogen, kokių batonėlių, kad biškį sveikats daugiau būtų. Nu, tada jau šausiam. Vasaros estrada. Nu, čia pasidėsiu, susitvarkys kuprinėkį. Susidės pirkinį savo, galėsim judėti. Na va, šitą nusipirkau. Tokiai, galbūt įpliaus ir vein vandens. Aišku, visuomet įsipil, nu, į gertovį, tu dar to BCA vyšnių skoniaus, tai vien dėl skoniaus aš pil specialiai. Apronga visą tą patį, kaip buvo, kaip pasimonaidytsė jau, tik tą pridėjau, o, ne, tom pilvuzėlį. Nu, žiaurė, patogiai, kad krauni telefons, GoPro batarkis, kad nereikėtų iš kuprienis čia laidą, kad čia gal susidėti viskas. Tai va, čia įsimetu dabar. Net negalvokit, kad grįžčiau peškom atgal, čia gal būt biškį per daug. Tai ko, judinamės. Nu va, iššokau į jau savo pagrindinį kelią. Įmaunam iki Palungos. Gal kam nors įkėlt klausimų, kodėl tu vėlę keini tom pat, nes aš praeitas metas ėjau 2 kartus. Vieną kartą jau į vieną posį, o kitą kartą pirmyn atgal. Bet ką buvo pirmyn atgal, aš grįždams nežinau, jau belieka čia iki vasaros estrados kokį 6 km. Aš galvojau, kad aš numirsiu, galvojau, kad vis apsižliumbi sėdėsiu. Nei kas galėjo atvažiuoti monis pasimti dviračių tak neikon, bet džiaurė sunkia buvo. Ir kas įdomiausia, kad aš iš Nidos einant, kur tikra daug didesnis atstoms, aš geriau jaučiausi negu čia trumpesnį tom atstom pirmyn atgal. Čia taip bandau išmislyti, kad gal kad taip pats vaizdą, tas pats kelias gal psichologiška. Tai dabar noriu pasižiūrėti, kaip čia man nusieis. Aišku, aš dabar nuo savo namų pradėjau veiti, dabar jau vis 8,5 km nueis. Vidutinis greits man gavos 5,85 km, tai sakykiam toks
nie jau toks mažas greitis. Aišku, aš ten pasileidęs Strava labai, aš nežinau, man niekuomet nesbandęs, bet pradėjau dabar šį sezoną, visai man patinka. Čiuk sustoja un sustabdė. Ir uns tau parodo iš tikrųjų, kiek tu nuėjęs, tikslo laiką, nes sutikau draugėlį, stovu šneku, sonau kokius 5 minutės ir atrodo jau turėtų kapitau per ton atstomą laiks nusimošęs būt, kad tu daug lėčiau eini, bet uns sustabdo visko. Čia labai patogiai. Ten gali dar nusipirkti visokių ten per Stravą. Nenoriu dabar aš tik prasibandymų, tai paskiau jeigu ko reikės nusipirkti, nustumvės gražią vizualizaciją, kaptoje jie viskom padar, nu tikrai kapi patiek, bet dabar naudojus, nu žinot, bedarbis, nemokamas reikalas. Čia kelį nuputinė. Valo, geras. O tokių agregatų. Žiūrėkit, kaip gražiai. Praeitas metas to nebuvo. Labai gražiai padarė. Fainė. Kas gera, kad dažna ir sauliuku atsisėst, kas mačiau labai daug vyresnių žmonių, kad rėjai, ten im žiaurė patogiai. Bet su lasdėlėm ėjai moteriškėlis veinas. Tai reikalų esam, tai jūs galėtum biškį kulniaučiai. Vodai. Irkas įbėg, dviratininkų irgi nemaža, tik tą kartas eini, ir taip staigiai išlend dviratininkas, kai įsigosti, už per ausinis pasileidęs podcastą. O, bratka! Bratka, man nubėga. Negal stabdyti, biškį tempą pagavęs jau. Nu, bet kad čia bratką sutikau, tai da tokių bairių nebuvo uždaryti, įdėjau ton storioką, kad tipo niek daugiau nedarysim, palaikė, nu, į savo žiūrį šitą bėgą. Nu, da tokių bairių nėra buvę. Reikės paskiau paklausti, kad nubėgsa specialiai, uns ačiū bėgti tavo keliu. A ne? Ne, nors uns nežinojau, kur iš kur, aš tai nesakiau, kur aš eis, niekam nesakiau. Okei. Bet kaip šalta ir, nu ką, nėra čia baisiai šalta, bet ką batarkis miršt. Man GoPro gal ne pirmos jaunystės tos baterijos. Ir anos ten labai dažnai įsikrauna dabar šitą vien, tik nedaug tai pafilmavau jau, iš tikrųjų. Jeigu jūs einat šitą tautaku, jum batarkis įsikrovi, ir tada jūs atvarot kukuliškių bateriją. Eint pasiimt baterijų. Nu, šito pusė, kažkur čia paeinat, pasiimt batarkį, grįžt atgal. Keporis, žiaurė patogiai, piln batarkį. Olandų kepori 2 km, Kaluotis ežeras 2 km, o ten toliau užanų ir baterijas. Na, eint prisisiamat, kiek burt, jo, čia nebrangia, gal ir. Nu, į pagalbą visim. Tadam! Olandų kepori. Jau tos 2 kilometrus nupėdinau. Tai teisė, ta Olandų keporė, aš nikomet su šeiminka pažiūrėjome, nikomet nesugeb normaliai to veito sustoti kažkur
prieš kilometrą ir galvoju, kad ten ir o čia vis normalis aikštėlis padaryts. O čia mašin stov, ein žmonių, vėjai pagaudyti. Čia buvo į tom posi varont į Klaipėdą, nu čia Girulė Melragį, į tom posi Karklį ir tai aš dabar ateinu turai, čia tas dviračių taks tipo, tai čia praeini, tai aš tavai to ir eini toliau. Dviračių tak gail, kad ne sezonas, čia būdavau kavėlį pardavinėdavau, būčiau išuoju sving kruzėlį. Tai va, dabar čia tur praeit vėjas Karklį tokio šaligatį. Atsiprašau, ar nematė čia kažkokio gaidžių, eina kažkokia tai keista kalba, žinoma, šnekta šneka. Ne, ten nuėjau, gerai, aš jį pagausiu tą gaidį. Nu va, paliekam Karklį, ir čia šitą suka svoj miškėlį, pajūrio takas parašyts tas dviračių taks. Pajūrio takas. Ja, ir čia einam. Dabar kažkur už 2,5 kilometrų bus Plazės ežeras. Aš nežinau, nu labai įdomių pavadinimų ir paskui pažiūrės, papasakos. Čia bus pusiaukelį, jau čia ką pasakus, pusiaukelį ir nu į Palangą einant, grina iki Palangos teltą. Nu vasaros estradas iki Palangos, grina Plazės ežeras ir pusiaukelį. O man jau aš jau pusiaukelį savo vis praėjęs, nes aš ėjau, nu, Sakūrų park, nu, savo namų, tai aš jau seniai nuėjęs reik pasižiūrėti, kiek šitų kilometrų nurepliuojau. O, 19,35. Nu, tai beveik 20 kilometrų nuėjau. Tai iki Palangos gausies. Nu, čia kažkur da 14 kilometrų, kažkiek, nežinau, pažiūrėsim. Čia kažkokį irgi veitėlį ir kažkokį akmeną sukrauti kažčyl. A, čia Karklis buvo evangelikų liuteronų bažnyčia. Čia 26 metas į kultūros paveldą įtraukta. Reikia pasižiūrėti, kur čia kas. Čia gal tos bažnyčias liekant. Štai kažkoks ir plytgalę sudėti. Matoma, jie va ten kryžius. Tai galbūt, kad ten buvo to pusė altorius, čia grinai tampuosi. Čia atremcuo be viršutį. A, čia kažkokie ratuką da primontuoti. Bet čia viršutienį dalis kapį nukrėtus, bet kapį čia štana jai padėti šuonį. Nu, čia tokį įdomu veiti. Mes čia pripataka ir.
ežeras iš vėsa. Kažką įdomiaus. Jis į pločiaus metras 190 metrų. Nu, vien žodžiu, tiek 190, tiek ir 40 metrų. Ir kažką įdomiaus. Plazės, placio, labai daug pavadinimų, nu, labai lietuvien, ir neaišku, nu, ta prasme, nes aš anot benkelis žinojau, nes ir plazė, plažė, plačias, plocė, pluokis, visokių tokių vardų, anam, čia kiek kormoranų ir kiek čia visko, labai daug paukščių, čia štavo, plocio, ežero, paukščiai. Eurazinė ciplėčių visko, nu, kormorans, kaip visuomet visko nušik. Nu, bet gražus paukštis vis tiek. Nu, kom palikti 8 ežeriokau čia. Varau dar iki Palangos, jei gerą prisimenu, apie 11,5 kilometrų. Temps dabar bus aišku lėtesnis, nes jau 20 beveik 2 nuėjęs. Jau pradėt kojelis jaust vės reikal. Tai per 2,5 valandos nueisiu. Nueisiu nuntėlt. Tada į autobus stoti su mikriuku į Klaipėdą. Net negalvokit, kad grįž peškom, nes jau tikrai nepavelkčiau. Vėjai čia užveži. Tep įrodė telefons, ką nupeitų prasidės, tai dabar yra. Kiek čia yra dabar 2 valandų? Apie 23. Nemirsetas kraštovaizdžio draustinis. Bet vėjėlis. Ne, maudytis neis. Tas svarbiausia, kad aš naują žaislioką turiu droną. Čia net nėra valčiano pakelti. Nu kam dabar lengva, aišku. Gintar muziejų priėjau. Tikrai nesiruošiu aš ten eiti. Bet vo jau. Mes varom Vicioką gatvį toliau. Teisė. Link Telčioką. Veids kaip šviežus. Jeigu jūs galvojat, kad Montas tiltas gražus, tai nė velne. Absoliučiai pats šlykščiausias tiltas. Dėl to, kad aš sugalvojau į kieno nueiti.
Man didelė koja skauda šiandien. Netikėkit, neklausykit žmonės, kas norės, sakau, jis eina pasivaikščioti. Šūda, neikit. Labai geras oras, vėjas praktiškai neput, bangų nėr, stėklas, green stėklas. Ir dar ką pagalvoji, kad reikės grįžti iki autobus stoties. Pats negražiausias teltas. Aš jas pekcintanuo. Vo šito veito preit vasar ne vien kart grojau. Tiksliau, ne to veito, o prienos čištauntos pėjus, vo. Karma resto baras. Gal netgi tek šį vasarėlį irgi pagroti. Sekit informaciją, žiūrėkit, aš su bugniuką. Nu, o šio autobus stotie. Kiek ten gavos 3,5 kilometrą. Tai dabar varysiu į Klaipėdą. Nu, paskiau į kinų mūsų autobus. Bet kada aš keituolis, kada šaunuolis. Vis čia mokau, kaip čia reik valgyti, čia varškės su avižom iš ryto. Įsidėjau tų avižų, buvau varškės. Ai, galvoju, nedėsiu. Outbar nenusipirkau. Tai patikėkit manim, tik tai iki Palangos atėjau aš visas, ką pradėjau kratyti, jis man teikia energijos, buvo trūkums. Ne vandens, ne ko, bet grina to mais, ten tus 3 avižinius, tus kažkokius tai batonėlius ten suėdžiau. Dar radau kuprinėje to hematogenų nusipirks, tai tas biškutėlį čia prablaivimui. Oi, šaunuoliai, kokie mes. Nu, vien žodžiu, užteks. Tai kon gerbėmiai. Atvariau į savo rajoną. Man rajons ir reports. Tu čia, jeigu atvarytum į reportą, ten tokį susirondot, jeigu norit mūnį surasti, susirondot tokį konteinerių masyvą, priešas atsistojat į trets nukairės, ten su mėlynas dažas nudažyts. Ten man tas konteineris, jokauj. Iš tikrųjų žiaurė sunkiai, blet, kaip sunkiai, net keiktais norės. Aš kaip iki Vanagų ėjau, man, aš nežinau, kokį 20% lengviau buvau negu čia, nežinau kas. Ar aš su tau maistu susigrybavęs, ten aš neturiu jokių loginių atsakymų. Bet jau kojėkis, tai atrodo, kad kelieną tikrą kidubis pradės man glostyti. Tai vien žodžiu, einu ilsėteis, einu po dušelį, o mes susitiksime iki kažkad, nežinau. Gerai, iki.